Tai kas yra planuokis ir kas yra planuokio viduje? Planuokio viduje, kaip visada, kiekvienais metais mes turime daug įvairiausių dalykų. Tai yra pirmas dalykas - instrukcijos, kaip planuotis knygą. Toliau yra metų apžvalga, nes tai yra labai svarbu. Erdvė skirta svajonėms ir tikslams, įvertinant 9 mūsų gyvenimo sritis, kad nepamirštumėte ir prisimintumėte visas. Taip pat yra tikslų ir svajonių žemėlapis, kur yra pradžioje sudėtos instrukcijos, kaip pildyti ir palikti laisvi lapai jūsų tolimesniems būtent svajonių žemėlapiams susidėlioti. Tai yra metų apimti žemėlapis, metų tokios ryties žemėlapis tiems, kas mėgsta pasižymėti ir matyti bendrą metų vaizdą. Taip pat tai yra įpročių vedlys, jeigu jūs norite formuotis naujus įpročius, kad galėtumėte pasižymėti ir žymėti, kaip kiekvieną dieną jūs tai atliekate ir darote. Ir toliau mes turime mėnesį. Kaip prasideda planuokis? Tai yra mėnesis tam, kad jūs vėlgi matytumėte mėnesį pilnai ir galėtumėte fokusuoti, galėtumėte išsigryninti mėnesio prioritetus, tiek asmeninius, tiek darbo mokslo, kad galėtumėte išsirašyti užduotis, tiek asmeninės, tiek darbo ir mokslo ir išskirstyti jas pagal svarbumą, skubumą, tam, kad galėtumėte lengvai išsikelti prioritetus. Ir toliau matome savaitės planavimą, taip pat sudedame savaitę į vieną lapą tam, kad jūs galėtumėte labai gerai matyti, kaip dėliojasi jūsų laikas. Čia mes turime kokius išskirtinumus, kad taip tai yra citata, taip tai yra savaitės užduotis, kiekvieną savaitę vis kitokia, kad galėtumėte stebėti, kiek išgeriate vandens, kiek išmiegojote, už ką galite pasidžiaugti. Taip pat yra savaitės siekis, pagrindinis dalykas, ką turite atlikti ir kiekvienos dienos siekis. Tiem, kas klausia, ar yra mėnulio kalendorius, taip, mes turime ir mėnulio kalendorių ir taip pat turime skilti būtent prioritetinėms užduotims, svarbioms ir skubioms, tiek asmeninėms, tiek darbo ir mokslo. Ir kiekvieno mėnesio pabaigoje mes turime labai svarbų dalyką, tai yra mėnesio apžvalga, kurioje jūs apžvelgėte, kaip jums sekėsi siekti savo tikslus, kaip jūs vertinate, ką įgyvendinote, ko negyvendinote ir susirašote 3 pagrindinius veiksmus, konkrečius veiksmus būtiems kitiems metams. Ir taip keliaujame į kitą mėnesį, kur vėlgi matote mėnesio planai, savaitės planai ir mėnesio apžvalga. Taip pat yra 6 mėnesių apžvalga, nes tai yra etapas, kada svarbu peržvelgti savo tikslus, kiek jie koreguojasi, kas keičiasi, gal kai kurie yra aktualūs, kai kurie tampa nebeaktualūs. Ir kalendoriaus pačiam gale mes turime būtent ir metų apžvalgą, ir laisvus lapus jums rašyti jūsų idėjoms, jūsų norams, norite baltose, norite langeliuose. Ir jūsų patogumui tai yra nuostabus dalykas, kišenėlė, būtent planuokis gale. Taip pat tiems, kurie nori labiau koncentruotis į tikslus, mes siūlome jums įsigyti komplektą, tai yra tikslų knyga, nes tikslų knygoje jūs galite labai puikiai susidėlioti ir išsigryninti savo tikslus. Taip, tai yra dalis, ką jūs galėsite persikelti į planuoklį. Ir čia yra būtent praktinė knyga, kurioje jūs galite, atsakydami į klausimus, išsigryninti savo pagrindinius tikslus ir toliau jų siekti.